Sveiki! Dovanos, dovanos ir dar kartą dovanos. Kasgi jų nemėgsta? O jeigu dovanų 2 kartus daugiau, juk tik nuostabiau. Apie tai visiškai netrukus, o tuo metu visus tuos, kuriuos domina tikėjimo kontentas, kviečiu užsiprenumeruoti kanalą ir komentare parašyti, kokių dovanų ir malonių norėtumėte sulaukti iš Dievo šiais metais. Na, o tų, kurie sulauksite video pabaigos, laukia geras iššūkis. Už mano nugaros galite matyti visų bažnyčių motiną. Tai yra Laterano bazilika, kurioje yra popiežiaus sostas. Ir tai yra, manau, puikiausia vieta, kurioje galime kalbėti apie visuotinius atlaidus. Įprastiniais metais kiekvienas žmogus kasdien gali pelnyti 1 visuotinius atlaidus. Na, išpildydamas įprastinės sąlygas, savaime aišku. Apie jas galite paskaityti aprašyme arba netrukus pamatysite ekrane. Na, o jubiliejiniais metais turime nuostabią malonę. Kai pelnote 1 atlaidus, yra dilema, už ką juos pelnyti. Juos pelnyti savo, ar juos pelnyti mirusiam. Jubiliejiniais metais mes galime pelnyti net 2 visuotinius atlaidus kiekvieną dieną. Pirmus už save, antrus už mirusius. O gal abiejus už mirusius? Taigi, įprastinėmis sąlygomis galite pelnyti malonių net 2 kartus daugiau. Ir kaip Jėzus sakė šventai Faustinai, jeigu mes tik įsivaizduotume, kokios didelės yra kančios skaistykloje tų, kurie eina per nuskaistinimą, kad patektų į dangų, mes padarytume žymiai daugiau, kad palengvintume jų kelią. Ir jubiliejiniai metai duoda mums tam galimybę. Ir štai iššūkis. Jums, kurie dar tik tai mokotės mylėti, iššūkis 50. Tai yra, prisimkite įsipareigojimą, iššūkį per šios jubiliejinius metus pelnyti 50 visuotinių atlaidų mirusiesiems. Tiems, kurie jau gyvenate meilėje, iššūkis didesnis. 150 visuotinių atlaidų už mirusiosius per jubiliejinius metus. Na ir tiems, kurie jau degate meilę, iššūkis 365 visuotiniai atlaidai už mirusiuosius. Taigi, kas labiau myli, tas daugiau dovanoja. Ir komentaruose parašykite, kurį iššūkį renkatės. 50, 150 ar 365. Būkite palaiminti, būkite apdovanoti ir mylėkite. Sudieu!